man labai patiko trekas. Labai techniškas, labai siaura, negali lėkti, turi visą laiką taip galvoti ir labai protingai. Aišku, paskui prasidėjo vanduo, tai tas vanduo savo iššūkių davė, tai sušlapo kelio knygą, biškai pradėjom savo gyvenimą gyventi atskirą nuo mano važiavimo, šiek tiek sušlapo ir signalizatorius, ko pasiekoje irgi čia nesignalizavo, kaip paėmė taškų. Bet rezumuojant, esu tikrai patenkintas diena, nieko neiškritam, nieko nesudaužėme ir atvažiavome ganėtinai neblogoje pozicijoje.